Labas vakaras, Baltijos televizijos eteryje 11 Dakaro ralio maratono diena ir šiandien naujas lyderis motociklų įskaitoje Cyrilas Depre. O štai taip su Dakaru netikėtai atsisveikino Naseras Al-Attiyah. Papasakosim apie Benedikto Vanago paskutinius košmariškus 4 km greičio ruožo. Žinoma, pasižiūrėsim apie Dakarą iš vidaus. Pamatysim Dakarą iš vidaus. Ir prisiminsim istoriją, kaip Aris Vatanenas pralaimėjo laimėtas Dakaro lenktynes. Taigi, iš Kordobos į La Rioja per artimiausią pusvalandį. Likite su Baltijos televizija. Taigi, pirmą savaitę lenktynėse Yamahos dominavo, bet Olivier Panas lyderiavęs 2 kartus nukrito ir daug prarado. O tuo tarpu Davidas Kasto susidūrė su karve ir turėjo pasitraukti iš lenktynių vakar. Vieną dieną tu verki iš džiaugsmo, o šiandien tu verki iš liūdesio, sako Davidas Kasto. Cyrilas Depre pasikeitęs variklį, gavęs baudos, šiandien staiga išsiveržė į lyderius. Šiandien jaučiausi kaip namie. Jeigu rytoj bus taip pat, mes su Rubenu Faria pavarysim, sako Cyrilas Depre. Rubenas Faria šiandien rytą pradėjo kaip ralio lyderis. Nesistengiu spausti kiek galiu, nes mano kolega Cyrilas Depre yra komandos lyderis. Jis turi laimėti Dakarą ir aš viską padarysiu, kad jis laimėtų. Francesco Lopesas laimėjęs 3 greičio ruožus ir arčiausiai lyderių. Tikiuosi, kad jie darys klaidas. Aš jau laimėjau 3 greičio ruožus, bet esu taip pat ir pastovus, taigi varžybos tęsiasi. Taigi, 350 km greičio ruožas nėra pats ilgiausias, tačiau tai yra greičio ruožas tiems, kurie susipažinę su pasaulio ralio čempionato klasikiniais greičio ruožais. Jisai daugiau ar mažiau vyksta keliais, taigi orientuotis bus lengva. Ir Cyrilas Depre pirmasis pradeda lenktynes ir tai yra tam tikras pranašumas šiuo atveju, nes jo nekankins dulkės, jam niekas nesimaišys priekyje. Juanas Bareda Bortas pradėjo lenktynes antras ir Cyrilas Depre nerizikuodamas atsargiai, bet greitai. Tikrai greitai pradėjo šį greičio ruožą. Nors tiesą sakant, nepakankamai greitai, nes Juanas Bareda Bortas dar pirmam trečdalyje pasivijo Cyrilą Depre ir likusį greičio ruožą iki pat finišo važiavo paskui jį. Kadangi lenktynininkai startuoja kas 2 minutės, Juanas Bareda Bortas žinojo, kad jau išlošinėja prieš Cyrilą. Atakuosiu tiek, kiek galiu ir toliau. Žinoma, man bus sunku, nes Cyrilas labai smarkiai spaudžia, man labai sunku bus įlenkti. O tai Alessandro Boturi jūsų ekranuose su Husqvarna. Šiandien jis krito ir susitrenkė ranką. Štai taip jis atvažiavo į kuro užpildymo vietą. Šitas 140 kilometre maždaug greičio ruožo kritau, biškį susitrenkiau ranką, bet nedaug bėdų, sako italas. Taigi jis išvažiavo ir sėkmingai finišavo galų gale. Finišavo į 7 šiandien. O tai Olivier Panas. Šiandien tęsiasi juodas ruožas Olivier Panui. Šiandien jis dar kartą krito ir dar kartą prarado dar 25 minutės. Taigi, kažin, ar sugebės jau šis prancūzas įsiveržti tarp lyderių. Francesco Lopesas štai taip padarė vieną klaidą. Po to dar sugebėjo ir pasimesti vienoje vietoje, šiek tiek prarado, 10 minučių maždaug prarado jis šios dienos greičio ruože. 11 ir 16 sekundžių, jeigu iš tikrųjų. Ir šiandien Francesco Lopesas 13.
Rubenas Faria, kaip ir žadėjo, nespaudė ir praleido savo komandos draugą į priekį. Tiesa, jisai praleido didžiąją greičio ruožo dalį Alessandro Boturi dulkėse. Pavojinga lenkti, nerizikavo Portugalas ir finišavo šiandien 8 vietoje. Portugalas Gonsalvesas, tai yra žmogus, kuriam šiandien buvo labai gera diena. Husqvarna šiandien 3 pozicijoje. Taigi, Boturi, kaip jau minėjau, atvažiavo 7, 8 minutės jis pralaimėjo šio greičio ruožo nugalėtojui. Na ir greičiausia Husqvarna šiandien yra Bareda Bordas. Ivanas Jakesas iš Slovakijos šiandien 6. 8 minutės ir 3 sekundės jis pralaimėjo nugalėtojui, bet priartėjo prie Lopeso per 3 minutės, taigi visai neblogas greičio ruožas. Kurtas Kaselis šiandien 5, beveik 7 minutės pralošimas nuo lyderio, bet jis atsilikinėja bendroje įskaitoje jau daugiau kaip 3,5 valandos. Pedrero Garcia su KTM šiandien 4, Cyrilas Depre yra greičiausias KTM šiandien. Jis 2, pralaimėjęs tik 1 minutę ir 15 sekundžių Juanui Baredai Bortui su Husqvarna, bet jis lyderiauja. Ritmas buvo labai greitas, labai didelis. Bareda labai motyvuotas, man sunku jam priešintis. Visą rytą sekė paskui mane, kaip greitai aš bevažiuočiau, sako Cyrilas Depre. Štai šis žmogus laimėjo šiandien greičio ruožą. Husqvarna su pakistų varikliu per poilsio dieną buvo greičiausia. Bet po greičio ruožų štai su tokiom traumom grįžta lenktynininkai. Taigi lentelė jūsų ekranuose. Bareda Bortas šiandien laimėjo, Depre 2, Gonsalvesas 3. Ir bendroje įskaitoje Cyrilas Depre išsiveržė į lyderius. 1,5 minutės jisai pirmauja prieš savo kolegą Rubeną Fariją. Francesco Lopesas, kova dar nebaigta, tik 13 minučių atsilikimas. Ir 4 įskaita. Sarenas Van Bilžonas vakar turėjo daug problemų, šiandien problemos tęsiasi. Jis ir vėl prarado 1,5 valandos laiko ir kažin ar sugebės atvažiuoti iki finišo. Tomas Mafėjus, ko gero geriausia diena jam po patirtų sunkumų pirmą savaitę. Šiandien jis 4. Rafalas Sonikas šiandien dar geriau pasirodė. Šiandien jis 3, vos 3 minutės ir 20 sekundžių pralaimėjęs šio greičio ruožo nugalėtojui. Ir 3 jis užtikrintai bendroje įskaitoje. Lukašas Laskavecas, pirmas laimėtas greičio ruožas. 2 savaitę lenktynių ir tai yra greičiausias 4 šiandien. Na, o Markosas Petronelis nebeskuba. Markosas šiandien tik 7, bet kadangi pralaimėjimas vos 6 minutės, taigi jis ir toliau užtikrintai beveik 1,5 valandos pirmauja prieš artimiausią persekiotoją Kasalę iš Čilės. Netrukus papasakosim apie tai, kaipgi sekėsi automobiliams ir šiandien buvo Orlando Terranovos diena. Na ir vakar greičio ruožas, kuris labiau priminė klasikinį ralį, tik tai labai ilgą, buvo ypatingai sudėtingas. Akli posūkiai, daug upių, vagų ir daug rizikos. O kai kuriems motociklams pravažiuoti upę buvo labai sunku.
Na, o likus 4 kilometrams iki greičio ruožo finišo, štai taip pakido ant skardžio lietuviai Benediktas Vanagas ir Saulius Jurgelėnas. 4 kilometrai iki greičio ruožo finišo, štai taip. Ir nieko negali padaryti. Na, turėtų vyrauti Dakaro dvasia, bet tik tai sirgaliai padėjo traukti bent jau 15 minučių. Gerokai pavargus. Vis dėlto susimylėjo prancūzas Bruno Mijotas su bagiu sustoti. Na ir ačiū Bruno. Jis padėjo ištraukti Benediktą, kad pastarasis galėtų tęsti lenktynes. Štai taip. Sunku apsakyti, ką iškentėjo lietuviškasis Oskaras šių metų Dakare. Visas sudraskytas, bet ir Benas ir Saulius važiuoja toliau. Ar tau patiko, kad publika padėjo tau ištraukti automobilį? Saulius Jurgelėnas sako, taip, žinoma. Važiuosi toliau, aišku, mes turim kovoti, sako Saulius Jurgelėnas. Na ir jie kovoja. Šiandien jie startavo 68. Iki 7 kontrolės punkto buvo pakilę iki 47 vietas. 8 kontrolės punkte krito į 78. Tikėkimės, kad viskas gerai Benui. Taigi automobilių įskaita. Iki šio greičio ruožo Stefanas Peterencelis buvo laimėjęs tik 2 greičio ruožus ir 3 minutėmis pirmavo prieš Naserą Al-Attiyah. Ir tai jo greičio ruožas. Tai puikiai tinkantis jam greičio ruožai. Kol kas visą pirmą savaitę važiuojam be klaidų. Esam lyderiai, bet 3 minutės tai visai nedidelis atotrukis. Na ir Naseras Al-Attiyah, žmogus, kuris arčiausiai Peterencelio. Man užteks ir vietos ant podiumo. 3 vieta yra gera vieta. Bet jeigu bus proga laimėti, aš žinoma laimėsiu, sako Naseras Al-Attiyah. Na ir 8 greičio ruožas, lemtingasis, kur Naseras susidūrė su pirmom problemom. Gerai, kad šis greičio ruožas buvo atšauktas. Bet 9 greičio ruože, likus keliems kilometrams iki finišo, Nasero bagis tiesiog sustojo. Tai paskutiniai kadrai Nasero bagio šiame greičio ruože ir šiame Dakaro ralyje. Na ir Peterencelis grįžta į Kordobą ir tik tada sužino, kad Naseras Al-Attiyah dar greičio ruože. Jam pasakė mechanikai. Jis tikrai greičio ruože? Turėjau nedaryti klaidų, buvo labai sunku, nes reikėjo ir spausti, ir atakuoti, ir tuo pačiu išsilaikyti ant kelių. Bet dabar, jeigu iš tikrųjų Naseras nefinišavo, aš ko gero galėsiu sau leisti atsipalaiduoti, sako Peterencelis. De Viliersas taip pat matė Nasero Al-Attiyah'os mašiną. Mačiau Al-Attiyah netoli finišo, iš šio automobilio sklido dūmai, sako Žinielis De Viliersas. Na ir vėlai naktį bagis buvo partemptas, bet be vairuotojo. Sprogo vandens pompa, vandens siurblys ir galų gale Naseras turėjo pasitraukti iš lenktynių. Na ir 8 ryto Naseras pasirodė vis dėlto bivuake. Aš suprantu, kad naujas automobilis, nauja komanda. Mums reikėjo daugiau laiko sukurti patikimą automobilį, bet kitais metais mes grįšim dar stipresni. Ir tikrai kovosim dėl pergalės, sako Naseras Al-Attiyah. Na ir štai taip, Al-Attiyah'os komanda palieka Pietų Ameriką. Taigi greičio ruožas šiek tiek kitoks negu motociklams, 353 kilometrai. Na ir Nani Roma pradėjo pirmasis šį greičio ruožą. Bet Nani Romai truputėlį pritrūko iki pergalės. Šiandien jis antras, vos 2 minutės pralaimėjęs šio greičio ruožo nugalėtojui.
Robis Gordonas dar kartą neigia, kad bagiams netinka šis greičio ruožas. Šiandien Robis Gordonas 5, šiek tiek mažiau negu 7 minutės pralaimėjęs nugalėtojui. Australas Olholmas šiandien važiavo labai gerai, netikėtai greitai ir šiandien jis 12. Leonidas Novickis šiandien neturėjo geros dienos, šiandien jis tik 10. Jo minis pralaimėjo beveik 15 minučių greičio ruožo nugalėtojui, tuo tarpu jis dar vis išlaiko 3 vietą bendroje įskaitoje. Na ir Gerlenas Šišeritas jūsų ekranuose, šiandien jam vėlgi nesiseka. Jo bagė šiandien tik 11, 20 minučių šiandien prarado prancūzas greičio ruožo nugalėtojui. Žinielis de Villiersas šiandien 4 ir jis po Nasero pasitraukimo kyla į 2 vietą bendroje įskaitoje. O tai Stefanas Peterancelis, po to, kai Naseras pasitraukė, jam nebėra kur skubėti. Šiandien jis 3, pralošęs 2 minutės Orlandui Teranovui, bet bendroje įskaitoje jisai prieš artimiausią persekiotoją Žinielį de Villiersą pirmauja daugiau kaip 52 minutėm ir beje šis atotrukis dar padidėjo. Nebuvo prasmės važiuoti per daug rizikingai, važiavom ramiai, nes negalim rizikuoti, reikia tiesiog išlaikyti savo poziciją, sako Stefanas Peterancelis. 6. Dakaras Orlandui Teranovui, 2 iš jų jis pravažiavo su motociklu ir šiandien tai yra pirmasis argentinietis laimėjęs greičio ruožą automobilių įskaitoje. Ir tai jis padarė savo namuose Argentinoje. Taigi šioje šalyje šiandien šventė. Taigi lentelė jūsų ekranuose: Teranova, Roma, Peterancelis, de Villiersas ir Gordonas. Bendroje įskaitoje Peterancelis užtikrintai pirmauja ir sudėtinga bus jo priešininkams, nebent Stefanui nepasisektų dykumoje. Tai 2 klasėje Javieras Fožas su Toyota Land Cruiseriu iš Katalonijos laimi šią įskaitą, jis 24 bendroje įskaitoje. Artimiausias persekiotojas prancūzas Žibonas, net 40 minučių atsilieka. Ir netrukus sunkvežimiai ar kamazai sugebės diktuoti tempą, kad galėtų laimėti. Na ir vakarykštės nesėkmės. Olandas Viversas su Mitsubishi, kurio viduje dabar Fordo variklis, štai taip baigė lenktynes. Neįsipaišė į posūkį, šuolis ir automobilis užsidegė ir visiškai sudegė galų gale. Laimei lenktynininkai nenukentėjo. Dakaras, kurį norėtųsi greičiau pamiršti šiai komandai. Argentinietis Alvarasas su Toyota štai taip baigė greičio ruožą su sudaužytų priekiniu stiklu. Stebuklas, kad niekas nenukentėjo, sako Alvarasas. Vienam posūkiai neišsilaikėm ant kelio, nuvažiavom, o ten buvo pasviręs medis ir jis tiesiog kiaurai pralindo per 10 centimetrų nuo mano šturmano. Kažkoks stebuklas, laimė, kad mes net nenukentėjom. Bet 10 minučių po to važiavom drebėdami, sako Alvarasas. O tai vienintelė lenktynėse likusi moteris, Laia Sainz. Ji 5 ryto buvo partempta į bivuaką po šio greičio ruožo. Na ir ką jūs galvojat? 3 valandas mechanikai taisė motociklą, ji 3 valandas ilsėjosi. Ir šiandien, gavusi 17 valandų baudos, ji tęsė lenktynes. Na ir kaip visada, jūsų dėmesio šiek tiek Dakaro iš vidaus. Timas Koronelis, Tomo Koronelio, taip pat lenktynininko brolis važiuoja Dakare. Ir štai taip linksminasi. Jis važiuoja vienas su bagiu. Žinielis de Villiersas su šturmanu ginčijasi. Šturmanas sako, ar rizikuosim važiuoti per upę? Žinielis sako, tu ką, kvailas? Ne, jokių būdų, neįmanoma.
Timas Koronelis perdeda linkėjimų savo komandai. Mane tempia, bet taip turėjo būti, sako jis. Pažiūrė, pasimatysime trakę. Na ir sunkvežimiai šiandien jie pradėjo vėliausiai kaip visada. Nepaisant to, kad vakar pradėjo pirmi, šiandien sunkvežimiai išstartavo paskutiniai. Ir tai Alesas Lopraisas jūsų ekranuose ir Alesas Lopraisas šiandien kol kas pirmauja iki 8 kontrolės punkto, nes sunkvežimiai dar neatvažiavo. Alesas Lopraisas bando vytis lyderius, o lyderiai yra Kamazai. Versluisas su Manu kol kas 11-13 minučių pralošinėja šiame greičio ruože Alešui Lopraisui. Tuo tarpu Lopraiso kolega Kolomai su dar viena Tatra kol kas 22 minutės atsilikinėja nuo savo tautiečio ir jis kol kas važiuoja 13 pozicijoje. O tai pats nelaimingiausias sunkvežimių įskaitos žmogus po vakar dienos. Žerardas Derojus po sugedusios turbinos važiuoja toliau, bet važiuoja vėlgi nelabai sėkmingai. Kol kas jisai tik 10 ir 13 minučių atsilikinėja nuo greičio ruožo lyderio. O tai Eduardas Nikolajevas, naujas lenktynių lyderis. Ir šiandien ryte jis pradėjo lenktynes, pirmaudamas beveik pusvalandį, kol kas važiuoja 6 vietoje, 7,5 minutės atsilikimas nuo Alešo Lopraiso. Galbūt Nikolajevas pagaliau pratęs Kamazų pergalingą sesiją Dakaro maratone. Na ir šiek tiek Dakaro istorijos, kaip visada. Persikelkim į 1995 metus. Jaučiau pergalę savo burnoje, pergalės skonį savo burnoje, sako Ari Vatanenas. Pirmavau 45 minutės prieš Lartigą. Tais metais 2 Citroenai kovojo dėl nugalėtojo titulo ir po 7 greičio ruožų Vatanenas užtikrintai beveik valandą pirmavo. Ir galėjo laimėti 5 kartą Dakaro lenktynes. Gajus Frikelinas, mūsų komandos vadovas, turbūt privalėjo pasakyti mums, kad prilėtintumėm. Ir vienoje kopoje aš galbūt praradau koncentraciją, visai nedaug nušokau nuo kopos, bakstelėjau automobilio priekių smėlį ir pažeidžiau radiatorių. Tuo metu jis buvo neapsaugotas. Ir kągi, vanduo išbėgo, bet mes žinojom, kad turim laiko, susitaisėm radiatorių, užpylėm vandeniu, bet papuolė oro kamštis ir mums pradėjus važiuoti visą vandenį vėl išvarė ir galų gale supratau, kad pergalę palaidojom. Na ir galų gale Aris Vatanenas štai taip baigė lenktynes. Taigi rytoj
3 paskutinės dienos dykumose. 3 paskutinės dienos kopose. Ir visi juda link Santiago. Ar Cyrilas Depre išlaikys toliau lyderio poziciją? Ar kas nors sugebės pasipriešinti Stefanui Peteranceliui? Vargu bau. Ir kaipgi seksis Kamazams? Apie visą tai sužinosit jau rytoj vakare. Likite su Baltijos televizija iki rytdienos vakaro. Iki.